Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien skubu pasidalinti paprastą žinutę tiems, kam tinsta kojos. Šitą informaciją gavau iš savo mentorės Barbaros O'Neill. Puikiai atstovė, žinovė įvairiais sveikatos klausimais, praktiniais klausimais. Ir kalbant apie patinusias kojas, ji iš tiesų netgi padėjo tokiems žmonėms, kurie tuoj turi turėti dializę. Ir po jos šių kelių, tai yra tik dviejų patarimų, žmonėms dializės nebereikėjo. Tai pirmiausia, tai yra paprastas pratimas kojom, jeigu jos tinsta, tai yra paspirokliuoti. Kas valandą paimti ir paspirokliuoti ant savo kojų, ant savo blauzdų, aukštyn žemyn, ir nors tai atrodytų labai paprasta, tai yra be proto veiksminga. Antras dalykas, ką reikia daryti, tai yra gerti daugiau vandens. Net jeigu kaupiasi vandenys, iš tiesų daugiau vandens padeda jį sumažinti. Na ir gerai, iš tiesų ne 2 patarimai, o 3 patarimai. Tai yra toks receptukas, kurį aš jums noriu duoti. Tai yra arbatos receptas, ne arbatos, toks gėrimo receptas, kurį galite patys pasidaryti. Ir jo reikėtų, jeigu turite patinusias kojas, išgerti po litrą per dieną. Dabar kas turi sudaryti tą arbatą? Tai pirmiausia, tai yra salieras. Čia nebus tas saldusis ir skanusis receptas, tai yra receptas, kuris jums padės, ar ne? Bet tai nebus pats skaniausias receptas, nusiteikit tam. Tai ką reikia dėti dabar į tą arbatą? Reikia dėti saliero, galite įdėti imbiero, kad būtų truputėlį skaniau, galite įsidėti kažkokio saldiklio, kad būtų truputėlį skaniau, tada reikia dėti petražolių, tada reikia dėti tokio dalyko kaip kutch grass, tai kučio žolė vadinama. Lietuvoje aš nemačiau jos kažkur pirkti, bet užsienyje galite paprašyti savo pažįstamų, gali užsakyti, tikrai yra prieinama, bet dėja ne Lietuvoje. Ir visą šitą dalyką sumaišyti su vandeniu, sutrinti ir gerti po litrą kasdien mažais gurkšniukais. Tikrai labai daug žmonių išgydė. Aš pati asmeniškai to nepatyriau, nes dar nesusidūriau su klientais, kurie turi patinusias kojas, bet jeigu jūs turite, daug nekainuoja, pabandykit ir manau tikrai padės. Ačiū labai.